Labas rytas, rytinis kavos puodelis, na ir skaitau naujienas. Pasižiūrėjau žinias, beje, žinokit, Baltarusijai galit matyti per YouTube TV3 žinias rusų kalba. Tas pačias žinias, tik tai rusų kalba, ta okupantų kalba, kaip jie teigia, ne? Ir net Naglis Šulė, žinokit, orus veda rusų kalba. Gal kada įkelsim, parašykit komentarą, gal tikrai reikia kelti iš TV3 orus, kaip Naglis Šulė stengiasi rusų kalba kalbėti, ta tokia okupantų kalba, ne? Bet dabar ne apie tai, ne apie tą rusų kalbą. Dabar apie tai, kad Lietuvoje Ukraina investuos milijonus ir statys dronų gamyklą. Na, žinokit, tokia, wow. Man tai klausimas tik tai kyla pirmiausia toks, iš kur Ukraina tos milijonus gavo? Ar tik ne Lietuva tos milijonus duoda? Ir dabar vėl kaip gaunasi labai įdomiai, ne? Lietuva duoda pinigus Ukrainai, o jau Ukraina investuoja į Lietuvą. Ir tipo, wow, gavom pinigų, ne? Maždaug čia kaip aš kažkam atiduodu pinigų, tas kažkas nusiperka televizorių, atneša pas mane ir man išnuomoja turbūt, ne? Kažkas tai tokio. Nu tai čia tokia pat logika, nors jau ne pirmas kartas, kai mes rinkom pinigus, ten Lietuva rinko pinigus, aš nedalyvau to dalyke dronam ir po to tos dronus pirkom pas ukrainiečius, ten kažkaip tai taip, ne? Ten tokių absurdų visokių. Na, tai tiesiai šviesiai pasakysiu, toks objektas, turbūt ir durniui aišku, kad taps taikiniu numeris 1. Ir jeigu šitas visa eskalacija tęsis, tai tik tai laiko klausimas, kada sudegs visa ta gamykla su ten esančiais dronais rengimais, tenai esančiais žmonėm, darbuotojais, nu ir dar neaišku, kiek ten sprogus visiems tiems sprogmenim ten išlakstys ir sudegs ir susprogs gretimų kaimų. Tai ta proga turbūt reikia sveikinti Alytaus rajono ir Balbieriškio gyventojus, kaip supratau, vieta parinkta maždaug tenai pastatyti. Bet žinot, kaip tai visą tai pateikta spaudoje. Sukurs 450 darbo vietų. Žinokit, aš labai norėčiau, kad visas tas darbo vietas paimtų, pavyzdžiui, kokie Šaulių sąjungos nariai. Arba labai norėčiau, kad Šarūnas Jasiukevičius, pavyzdžiui, nu, arba koks Dominykas Kubilius, arba tie visi šitie ukrfašistai, kad vis dėlto jie eitų ten dirbti į tą gamyklą, gal kokias vadovaujančias pareigas. Šarūnas Jasiukevičius meras sumastė Kauno tapti, nu tai ką, jis iš Kauno padarys visą gamyklą dronų, taigi susprogdins tas idiotas iš karto. Tai, žodžiu, labai norėčiau, kad iš Šaulių sąjungos nariai gautų išskirtinės sąlygas dirbti toj gamyklai. Na, labai norėčiau. Bet, aišku, be juoko ir be ironijos savaime suprantama, kad tokia gamykla kelia milžinišką pavojų. Ukrainiečiai akivaizdu, kad turi problemų, nes jie supranta, kad jeigu tokį objektą pastatys pas save, tai laiko klausimas, kada jisai bus susprogdintas, sudegintas. Na, o jie čia tikisi, kad jeigu Lietuvoje čia padarysim, tai Rusija nepuls. Bet mums aiškina, kad Rusija puls. Tai jeigu Rusija puls, tai tada ta gamykla turbūt, top turbūt 50, o gal net ir top 10 taikinys būtų. Atskries taip pat kelios balistinės raketos ir pažiūrėkit, kaip gražiai viskas dega. Visi tie ukrfašistai džiaugiasi, kad Wildberries sandėliai dega Rusijoje, naftos kažkokios gamyklos perdirbimo, bet jie tik tai nemato, kad Ukrainoje jau baigia sudeginti Rusai praktiškai visas degalinės, kiek yra ir ten kuro beveik nėra kur užsipilti, bet jie to nemato, nes Ukraina laimi kaip. Ir kad irgi ten logistikos sandėliai 10 kiekvieną dieną sudega, plus turbūt reikia nepamiršti, kad ir Ukraina jau turbūt krovininio laivyno beveik neteko, nes uostai visi sudaužyti ir laiviukai, kiek ten jų yra, irgi praktiškai visi dega. Tai, bet nenoriu apie tą Ukrainą, noriu pratęsti mintį apie tą dronų gamyklą, kurią ketina pastatyti. Tai sakau, man tai ciniškai ir nesuvokiama, kaip galime džiaugtis investicijom, kurios yra padarytos mūsų pačių pinigais. Tai gal ukrainiečiai tegu grąžina tos pinigus, kuriuos davėm, ir tada stato tą gamyklą iš netų pinigų, kuriuos mums davė.
Nes, čia visiškas žmonių apgaudinėjimas, tai aš tik tai Alytaus rajono ir Balbieriškio miestelio teko pravažiuoti pro tą miestelį, labai graži bažnyčia. Tai, ką, jūs turbūt suprantat, kad jūsų nekilnojamas turtas nieko nebekainuoja. Jūs turbūt suprantat, kad namą, kurį turi ten prie tokio objekto, tai jis yra bevertis. Nes nei vienas sveiko proto žmogus šalia tokio objekto gyventi nenorėtas. Tai, o tie, kurie šaukia slavą Ukrainę, aš siūlyčiau jums tenai ir apsigyventi. Ten labai geros darbo vietos, labai šaunus darbas, padėsit Ukrainai dirbdami dronų gamykloje. Ir jeigu įsigysite turtą netoli tos gamyklos, tai Ukrainos mylėtojai, jums ten seksis, kai ten gyvena ilgai ir laimingai. Gyvensit laimingai, bet turbūt neilgai. Tai tiek. Visiems gero savaitgalio, tada tokia žinia. Žmonės nepasiduokit iš tikrųjų šitokiam nesąmonėm. O jeigu tie, kurie rėkia ar klausia, ar jūs remiat Ukrainą, tai tada paklauskit, o jūs jau visi darbinot toj gamykloje ar dar ne. Tai tiek. Iki.